šį kartą esu parke be Edmundo ir be Kivio, nes ėjau nagų lakuotis, bet parašė mano meistrė, kad vėluos. Tai aš dar turiu laiko, tai sėdžiu parke, kaip matot. Ten ir daugiabučiai matos, bet va čia parkas, kaip matot. Ir manau, lakuosios nagus kokia nors neryškia spalva, nebent įkalbės. Man būna, kad tuo momentu užsimanau ir nusilakuoju, bet man šitą mažiausiai patiko, nors labai derinasi prie striukės, bet aš noriu nude arba rudų, tokių neįsiskiriančių. Tai va, nusilakuosiu nagus, jums atiešiau parodžiau, va tokie, matot, jau jie ir ataugę. Ir dabar, kas čia? Edmundą palikau su Kiviu namie, nes Kivio nesivesiu į kabinetą, Kiviui nagų nelakuos, tai sėdžiu vieną parke, truputį lašnoja, bet visai nieko. Čia praėjo tokia keista moteris, taip keistai apsirengus, su gifiūriniu sijonu ilgu, raudonais aukštakulniais bateliais vasariniais, proginiais tiksliau. Paskui skrybelę tokią užsidėjus akiniai ir jinai girdėjau, kaip kalbėjosi su savim. Tai ne, kad sakė kažką telefonu ar jaustinė, ne, užmušt sakė, užmušt, nužudyt. O labai buvo keista, aš taip ją pažiūrėjau, jinai pamatė mane, pamatė kitą žmogų ir užsidėjo akinius nuo saulės. Tai kaip ir panašu, kad moteris turi šizofreniją, žodžiu. Nefilmavau, aišku, filmuoti negalima, tai aš jums nerodžiau už tai, bet gaila moters, jai pablogėjimas, jeigu girdi balsus, su kažkokiais balsais kalbasi ir greičiausiai jai atsako. Tai va taip, bet čia viskas pataisoma. Jeigu jinai norėtų, jeigu suprastų, išvažiuotų į ligoninę, pritaikytų vaistus ir grįžtų kaip sveika. Ir kągi, ranką skauda laikyti telefoną, todėl tik tai trumpai pasakysiu. Kas manęs dar nepažįsta, esu Loreta Mažonė, kuriu vlogus jau labai seniai. Tas seniai, žinokit, nepasakysiu kiek metų, bet kokie 7-8 metai, daugiau, 9, gal kažkur. Ir dabar mes pradėjom su vyru kurti bendrai, nes mano yra tokie nenormalūs pašnekėjimai, neinformatyvūs, tokie kasdieniški, o vyras yra apsiskaitęs labai. Jis žino, sukaupęs daug informacijos. Kaip matot, aš ne jauna, tai ir vyras ne jaunas. Tai žinot, per tiek metų labai daug informacijos galima sukaupti. Ir man patinka, kad jis nori filmuotis vloguose dėl to, kad jis tada pasidalina tą informaciją su žmonėmis. Ir kaip matau, visiems patinka. Tai va, tai labai džiugu ir galiausiai jis priešinosi, be proto priešinosi vlogų kūrimui, tiksliau ne kūrimui, bet kad jį filmuočiau. Ir dabar jau neapsipriešina ir sako, jei reikės, aš vėl pasiruošęs ką nors papasakoti žmonėms įdomaus. Tai va. Ir šiame vloge taip pat bus mano vyro Edmundo kažkoks pasakojimas apie ką nors, kokią temą. O aš parodysiu kasdienos daugiau, kaip ir va dabar rodau, einu nagučių darytis. Ir kągi, esu Loreta ir gyvenu Alytuj. Vyro vardas Edmundas ir mes su šuniu gyvename, šunio vardas Kivis, kaip vaisius. Štai jau grįžtu, pasidarius tokius nagučius. Palaukit, gal geriau matysis. Šviesius, labai man patinka. Ir dar buvau Dorai, nupirkau Kiviui dešrelių. Pažiūrėsim, ar bus jam skanu. Turbūt bus skanu, jam viskas skanu. Tai va dabar einu vėl per parką namo pėsčiomis. Čia netoli.
Ir gerai, kad tik tai silpnai lašnuoja, nes stipriai lyja. Štai ta dešrytė, kur kiviai pirkau Doroj. Pažiūrėsim, ar jisai norės. Aišku, dar pabėgo suėsti į kitą vietą. Sveiki visi, šiandien yra lapkričio 22 diena, yra Kivio 9 gimtadienis, Kivis, kas nežino, yra mūsų šuo. Jisai žino, kažką gaus. Čia yra torčiukas iš konservo padarytas su morkytėm, su žvakutėm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne 9, daugiau netilpo. Ir mes dabar jam duosim vienam pavalgyti, nes pusryčių beveik negavo, dėl to, kad turėjo valgyti šitą konserviuką. Dabar žiūrėkit, kaip jisai. Va, kaip doroja. Su gimtadieniu Kiviukai. Pyksta, kai jie rėčia. Dar atimsi. Pirmiau konservas, o morkos, kai liks paskui. Tai va, čia skaidus atšventėm šuns gimtadienį. Kiviuko. Kaip skanu Žvakutės valgo. Kaip skanu morkytė. morkytė skanu. Žvakutė morkytė. Su žvakutėm suvalgys. Na ką, pasimatysim truputį vėliau. Labas rytas visiems, šiandien yra lapkričio 25 diena. Aš esu turbūt daugiau truputį nei savaitę namuose, nes apsirgau, bronchitas man. Tai bronchitas, vyras šiandien išleido muziką. Bet turbūt nesigirdės, nes dabar atsirado Kindmastery tokia funkcija, kur triukšmo nuima, žodžiu, pašalinius garsus. Tai va, sergu bronchitų dar dabar biški pirkimus, savaitę namie, vieną kartą buvau išlėkus iki maksimos, bet šiaip stengiuosi nevaikščiot, tai buvau užsidėjus tą kaukę, žinot, kad kitų žmonių neužkrėsčiau. Ir su akiniais, tai man rasojo akiniai. Tai aš žinot, kartais nešioju lęšius, tai vat nepagalvojau, kad su akiniais bus blogai. Jau net pamiršau po tų laikų, kai buvo karantinas, kad akinius geriau padėti į šoną ir įsidėti lęšius, tada nerasos. Tai va, ir kągi, dabar kažkas paprašė, kad būtų ryto rutina. Tai va, aš ką tik atsikėlus, į chalatą įlindus. Ir paskui eisiu ruoštis dienai, nes dar už lango tamsu, dabar yra be kelių minučių 8. Kiviui sulašinau vienus lašus, neparodžiau, nes ir pusryčius daviau, neparodžiau, tai dabar, manau, rodysiu viską, ką darysiu ryte. Kava man, kava Edmundui. Gersim rytinę kavą kartu. Čia yra saldiklis kaip cukrus, toks birus kaip cukrus, tik tai jisai yra ne toks saldus kaip cukrus. Ir jis yra cukrus, matot, parašyta pakaitalas, neperskaitau. Neatsimenu, kaip vadinasi, eritritolės. Edmundui dėsiu 2 šaukštelius. Kivis dar vis nelaudžia, bet vat pasakiau ir pribudo. Čia yra kivių lašai, antrieji, tai čia yra drėkinamieji, o pirmi buvo nuo kataraktos. Aš jį priviliojus tai skanėstų, jau kažkada rodžiau. Štai sulašinu šiam tų lašių, kiek telpa. Jam dabar per pusvalandį reikėjo sulašyti 2 lašiukus, tai čia yra antrieji, jau viskas, šiandien tik vakare vėl reikės 2 lašiukus, nes jisai čia stabdo, pirmi lašiukai stabdo drumstumą, tai
reiškia, kad regėjimas, kad neblogėtų, o kai kiviukas apaks, jeigu apaks, tikėkimės, kad ne, tai reikės daryti operaciją, kuri kainuoja labai brangiai. Iš tikrųjų, vieno lęšiuko pakeitimas kainuoja 510 eurų. Dabar darysiu pusryčius, kuriuos darau šitame inde. Ir tai yra tyrelė, tokia kaip kūdikiams, tai iš tikrųjų kiviša. Labai kiviukas nori viską, ką mes valgom. Tai čia yra apelsinas, skirtas sultims spausti. Kivių truputį duodu. Ir aš jį dedu pirmiausiai dėl to, kad jisai yra skystas. O kai yra skystas, tai jisai daugiau drėgmės geriau malasi. Tai aš jį sutirpsiu. Obuolių, bet nežinau, jų nepasiruošiau, nesusipjaušiau, nes obuoliai tokie mažyčiai, kur neišeina išimti su mano skirtu prietaisu graužtuko. Ir manau, kad varškė gana riebi, 9 procentai, ir mes su vyru taip ir pavalgysim. Reikia šaukti. Dėvis, žiūrėkit, ką daro. Čia vyrui aptarnaujam, atsiprašau, Edmundai, o čia man. Iki. Ryto rutina nutrūko dėl to, kad gavau elektroninį laišką iš Migrio, kad padarytas mano pasas ir dabar važiuoju, esu stotelėje, kaip matot, ir važiuoju į migracijos tarnybą atsiimti savo paso, su kuriuo galėsiu keliauti į tolimą į užsienį arba Angliją, kitur visą Europos Sąjungą, dar Skandinavijos kai kurios šalis, tai vat, galbūt prireiks.
Amerikos 22 laukia savo eilės. Aš kai išeinu iš namų, nenoriu grįžti namo, juolab, kad viskas ten gerai namuose, o aš tai su maišeliu buvau LP Express paštomate ir gavau dovaną, bet ne savo. Dovaną ne Edmundui ir ne Kiviui. Čia draugiai dovana, čia nesimato. Dovana knyga iš knygos LT ir prieš kalėdas išsiųsiu ją į Vilniaus rajoną. Tiksliau į Vilnių paštomatu. Iš Vilniaus nepasiims. Tai va, o dabar dar nusprendžiau pabūti, kai matot, už nugaros namai nuosavę. Čia yra toks sekas, kurio dabar neapsuksiu. Bet va čia labai jauku, niekas nevaikšto. Esu tik viena. Bet gyvenamieji namai tai nebaisu ir tiesiog. Ir oras geras, nėra šalta. Gal tik todėl nėra šalta, kad šiltai apsirengus, o šiaip oras iki +2 šiandien pranešė. Tai toks normalus, ne per šiltas. Jau įrėmė parduotuvę, jinai yra labai didelė, tai man kaip su agorafobija čia iššūkis, bet bandysiu kažką nusipirkti, nes jau namuose nelabai ko turim. Reikėtų Barbarą užsakyti, bet dabar bandysiu Rėmėje apsipirkti. Ir žiūrėsim, kaip seksis. Tai va, Rėmėje apsipirkti pavyko. Kas nežinot, mano agorafobija yra didelių erdvių baimė, kaip klaustrofobija mažų. Tai nupirkau pomidorų sulčių, labai norėjau. Taip pat pas mus labai maži piltuvėliai. Ir aš apsilaiščiau, tai nupirkau ir norėjau pirkti tik tą didelį, o čia pasirodo rinkinys ir kainavo 1 eurą. Taip pat nupirkau, norėjau labai guminukų. Žinau, kad nesveika, bet labai norėjau. Ir taip pat užėjau į VET1 parduotuvę, tai Kiviui čia skanėstai tokie. Ir tokie, vienus jau pabandė skanus. Ir tikiuosi bus ir kiti skanus. Ir taip pat dar nusipirkau savo medicininio metalo auskariukai, labai nematyt, tokie sakutėm. Tai va, tai kuo ilgiau pabūni, tuo mažiau nerimas būna. Turbūt pastebėjote, kad šį kartą nebuvo Edmundo. Taigi atsiprašau Edmundo gerbėjų ir tai dovana mano gerbėjams, nes buvo mano vlogas šį kartą, tikras Loretos vlogas. O dabar dar norėjau pasakyti, kad čia buvo vakar dienos rutina, o šiandien jau kita diena. Ir šiandienos jau nefilmavau, nes kaip visada po vlogo aš darau kiekvieno vlogo pertrauką, nebent būna labai kažkokių įvykių, tai tada filmuoju iš karto ir kitą vlogą, bet dažniausiai pabaigiau vlogą ir padarau pertrauką kokių kelių dienų arba netgi kartais savaitės. Taigi, o dabar kam patiko mano vlogas, paspauskite patiktuką. Taip pat galite prenumeruoti mano kanalą ir žinoma paremti Contribui.com platformoje rašę Loreta Mažonė. Ir žinoma Facebook'e turiu grupę, į kurią taip pat galite užsukti. Ją rasite įvedę vlogerė Loreta Mažonė. Ate!